kaip nustatyti froninį inverteriui kalbą, kokią norit pradžiai. Po to elektros tinklų parametrų šalies tipą, grido tinklą ir tada datą ir laiką. Tai su šito mygtuku back 1, 2, 3, 4, 5, 6 atsidaro kodą įvest. Čia nuo kodo priklauso, kur jūs įeisit. Tai, sakykime, kodas vedas 7, spaudžiam OK, 8, spaudžiam OK, 2, OK, 7, OK ir 8. Šitos suvedus, po pirmo paprašys kalbą pasirinkti, galima pasirinkti Romaniją, Deutsch ir English, spaudžiam English, lauktelim, kol jisai susikonfigūruos ir tada vėl iš naujo reikia pasirinkti šalį. Lietuvos aišku nėra, tai Lietuvos yra panašiausias CZ. Čekija, ta prasme Lietuvos elektros tinklų parametrai. Tai tiesiog spaudžiam OK, jisai šitą parametrą irgi išsisaugo, kaip prieš tai nustatytą kalbą. Ir luktelius duos nustatyti datą ir po to laiką. Ir dar paklaus, ar vienas MPPT, ar 2 MPPT. Čia lygiai tas pats, kaip prieš tai buvusiam video. Tik tai per kitą įėjimą ir dar daugiau parametrų galima nustatyti. Spaudžiam OK, kad anksčiau prabūstų. Ir dabar data nusistato. Čia yra tinkama data, tai spaudžiu OK, 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 OK. Kai pradedam mirksėti, klausia, ar tikrai norit patvirtinti, patvirtinam. Laikas irgi dabar čia molto yra gerai. Išsaugom. Ir tada lygiai tą patį klausia, antrą įėjimą įjungt ar išjungt. Kadangi šituo atveju nėra naudojamas antras įėjimas, tai spaudžiam off. Ir viskas. Dabar įjungčiau elektros tinklus ir saulę ir jisai būtų aktyvus. Bet tai reikia daryti įsijungus elektros tinklus, ne saulę. Nu, saulė irgi gali būti įjungta, bet esmė ta, kad fronis jisai užsimaitina nuo elektros tinklų ir jisai pasleidžia. Tai va. O jeigu daugiau domins informacijos arba kitų su saulė susijusių detalių, tai galite apsilankyti supersaulė.lt. Ten rasite daugybę video, informacijos ir visų saulės elektriniai reikalingų detalių.